Pirmiausia, treidinimo tipai. Mes turime 4 pagrindinius tipus ir tai yra nuo scalping, day trading, swing trading ir key position trading. Ir tikriausiai jau esate susidūrę bent jau su scalpinimu. Tai yra labai greiti, labai trumpi užsakymai. Ir jeigu taip paėmus nubrėžus čia skalę pagal tiek, kiek žmogus turi kantrybės, tai čia būtų mažiausiai kantrybės, čia daugiausiai kantrybės. Tai jeigu tu kaip asmenybė tiesiog neturi kantrybės, pasižiūrėk į scalpinimą, galbūt tai tau bus geriausias variantas. Tai dažniausiai yra vos keli pipsai pagaunami nuo 5 iki 10 pipsų per kiekvieną užsakymą. Jie trunka nuo kelių sekundžių, tai vienas užsakymas vos kelias sekundės iki keleto minučių. Ir laiko intervalai, kuriuose mes analizuojam grafiką, gali būti nuo 15 ar netgi 1 minutės. Sekantis dalykas, ką mes turime, tai yra day trading. Ir day tradinimas, galėčiau pasakyti, yra mano toks mėgstamiausias, nes tai yra maždaug tarp scalpinimo, tarp swing tradinimo. Tikslas yra uždaryti pozicijas iki dienos pabaigos. Aš asmeniškai nemėgstu laikyti pozicijų per naktį, tiesiog nemėgstu. Ir tai yra idealiausias variantas, yra apie 20-50 pipsų per treidą pagaunama ir tai trunka nuo keliasdešimt minučių iki kelių valandų. Pasidarai analizę prieš sporto klasę, išeini, grįžti, nujudėjo arba iki ten. Laiko intervalai maždaug apie 15 minučių 1 valandos, galbūt ir 4 valandų intervalai. Čia priklauso. Kitas yra sekantis dalykas swing trading. Tai swing tradinimas irgi yra toks dalykas, kur panašiai kaip ir day tradinimas, tik jis trunka šiek tiek ilgiau. Tikslas yra pagauti daugiau negu 100 pipsų subalansuota kantriems. Taip, iš tikrųjų, kaip ir minėjau, teks keletą dienų laukti, kol užsakymas atidarytas ir kol galėsite jį uždaryti. Tiesiog padarai analizę, uždėjai užsakymą ir ok. Su V, kai turime live sesijas, pagrinde irgi yra tarp day tradinimo, tarp swing tradinimo. Tai yra labai idealus variantams, kurie neturi daug laiko sėdėti prie grafikų. Aš netgi sekančiose skaidrėse pasidalinsiu apie pending orderius. Jūs pasidarėte analizę, kai turite tą laisvą minutę, nustatote kažkokį pending orderį, užsakymas aktyvuojasi, užsakymas užsidaro į pliusą arba į minusą. Tai tiesiog taupant laiką jūs galite būtent daryti swing tradinimą. Position trading arba kitaip dar žinomas kaip investavimas, tai jūs investuojate ilgalaikėje perspektyvoje. Gali trukti mėnesius, metus, tai naudojami yra grafikai laiko intervalai. Tai kiekviena žvakė reprezentuoja savaitę, mėnesį, žiūri tikrai ilguoju laikotarpiu. Pavyzdys būtų geras, balandžio mėnesį kažkur Abdala pasidalino, pirkime bitcoiną, buvo nukritęs iki netgi 50. Iki 50, dabar, kaip žinome, bitcoinas yra 92 tūkstančiai. Aišku, nežinau, kada tu stebi šį video, gali būti ir nežinia kas, bet būtent šiuo metu. Tai mes kalbame apie pusę metų investicijas ir daugiau. Dažnai naudojama yra ne tik techninė analizė, tai ne tik analizuojame grafikus, bet ir fundamentali analizė. Tarkim, norite investuoti į Nvidia akcijas, skaitote apie įmonės, domitės apie tas įmonės ir taip toliau. Tai yra daugiau geopolitiniai visi dalykai ir taip toliau. Tai daugiau tokio bendro ekonominio domėjimosi, kai mes darome position tradinimą. Ok, tai išsirinkote, tikiuosi, kuris jums priimtiniausias.